Norim jums pristatyti ADO A20F modelį. Turi 500 W variklį, turi 14,5 Ah bateriją. Baterija čia yra integruota, padidintos talpos, kaip sakom. Galiu jums parodyti, žiūrėkit, atsiversi čia, opa, ir va čia išlys baterija. Va čia galite ją įsitraukti, kažkaip va šitą. Netraukčiau, šimtą kartų rodyti. Sulaužiai kažką. Ai, atrakinti reikia, čia pačiu atsirakinti. Rakcija įsitraukia kažką. O, va. Ir dabar galit, čia jeigu pirščiukai telp, išsiem bateriją, parodysim kokią padidintos savo, padys visas girgš. Reikia sutepti. Užrakinam. Užsirakina. Gerai, gražinam į pirmą padėtį. Taip. Suspaudžia, užsifiksuoja, papildomas tas. Tai vat, apžvelgiant šitą dviratuką, kadangi prašot normalių apžvalgų, tai apžvelkim kaip priklauso. Turi blėkas, jeigu kas nemato, purvasaugiai, arba kaip dar jas pavadinti kitaip. Taip, turi ir priekį, ir galiai, jeigu nematot. Tada turi pagerintus, čia kaip kažkas sakė, pagerintus stabdžių suportus. Diskiniai stabdžiai su pagerintais stabdžių suportais. Kuo jam jie pagerinti, sakysis, suportas kaip suportas. Jis yra hidraulinis. Toliau, ką šitas dviratis turi? Turi amortizatorių priekį, ne bet kokį, o ne reguliuojamą. Tiesiog paprastą amortizatorių, bet amortizuoja. Gale neturi, kam gali amortizatorius, kai turi tokios storos padangas, 20 colių. Vasis tokia stora šikna. 4 pločių jo. Turi sėdynę, irgi gan plačią, reguliuojasi aukštis. Gan, ta prasme, tikrai galit, jeigu esat, pavyzdžiui, kokį 3 metrų, galit, žinai, tas, kur yra, kur tokį dviračių važiuoja, kai klaunsi. Tai va. Koks dar privalumas, kad jeigu taip aukštai sėdynė įsikėlė, tai gali dar ir vairą įsikelti aukštai. Tai tada, nežinau, kojukus pridėti. Čia reiktų pagalbos, kad ant tokio atsisėsti. Bet čia patogu ranką, pavyzdžiui, pasiremti. Tai tikrai aukštai sėdynė įsikėlė, tai koks, pavyzdžiui, Arvidas galėtų jau tokį nusipirkėm. Kaimynas Arvidas ar ką? Ne, tas ten su 11 numeriu kur vaikšta. Tai vat. Tiek sėdynė įsikėlė, tiek vairs įsikėlė. Daugiau, susilankstymas. Dar turiu kokių neįdomių nieko faktų. Apžvelgsim niekam neįdomius faktus. Taip, sėdynę nusileidžiam. Opa, susilanksto kaip visiems pedalai. Tai šiek tiek sutaupysit porą centimetrų namie. Taip, vairas, šičia, žiūrėkit. Opa, atlenkia, čia irgi saugiklis. Nes kai kas nežino, čia už kadro kaip elektrėti. Tai va, vairas nusileidžia, bet tada yra dilema, jeigu vairs taip nusileidžia, tas žiūrėk čia persilenkia, kur vairs lieka. Palauk, kažkas čia ne to. Opa, opa, palauk. Va, įstrigau. Paminėk, labai paprastai susilanksto. Va, šitaip turi būti. Tai va, jeigu norėtumėt vežioti labai kompaktiškai susilankstantis, į mašiną tilps, jeigu važinėjat su kedžiu arba busiku, tai lengvai įsitalpinsit. Jeigu su kokia lengvąją, tai nebent ant stogo, nežinau, kaip taip sudėti tokį. Bet esmė, persilink per pusę. Tai kažkur į sandėliukę gal patogiau. Aš nežinau, kiek čia mažiau vietos susiužiam. Gal šiek tiek. Per pusę. Per pusę mažiau jo, bet į plotį daugiau. Tai esmė, persilink gali. Čia vairą atsilenkėt, susifiksuojat. Opa, užvėrėt, užspaudžiat, papildomai užsifiksavo. Tai va, taip susilanksto lengvai, pedalai atsilenkia, va, čikšt, turi atraminę kojelę.
kuri reguliuojasi. Norit, kad labiau būtų palinkęs, kad tiek būtų palinkęs čia vas. Nepaminėjai, kad ratus turi. Ką tokias? Kad ratus turi. Sakiau, kad stovi minkšti ratai. Na, bet jie yra. Yra. Stovi jo, jeigu nematys. Tada čia yra krovimo lizdas. Va, galit bateriją krautis ant dviračio ir galite ją įsiimti ir krautis namie. Gerai, prieikim prie įdomiausios dalies. Turi jau integruotą telefono laikiklį. Žiūrėkit. Ne, tavo seno to modelis tikrai nepažin. Laik. O. Čia žiūrėkit, tada va čia apačioj atsikabina, opa, ir čia įsikišat pakrovėją iš karto. Mažą laiduką tokį nusiperkat, kad nesitampytų čia, nes jeigu koks ilgesnis bus, neturiu parodyti. Tu laidus šiaip neišiuojas rankų? Nu, kišenį šiaip laikau, nes įsikam per 2 valandas, tai reikia dažnai krauti. Tai va, čia žiūrėkit, open, paspaudžiat, norit parodysiu, kaip reikia čia praktiką. Padėjot, opa. Pukšt, paspaudėt. Kažkaip čia pukšt, ne taip rodai, man atrodo. Taip. Ai, nu gerai, parodysiu iki galo. Įkišat, nufotkinu ekraną. Čia gali davo tokį dėl saugumo užsidėti, jeigu norite. Tai kad turbūt čia būtina. Nu jo, nes iškris gali. Dar daugiau galėtum savo asmeninių duomenų parodyti. Va, viskas laikosi. Pakšt, nusiema, nes jeigu tu neužfiksuosi, tai taip, nu, gali pabėgti jaučiuosi. Tada paspaudžiat, išsiemėt. Taip, toliau. Ką dar turi šiaip, apart to, kad jis elektrinis dviratis, filmuok mane, aš čia pasakoju. Tai kad tu toks didelis netelpi per kadrą. YouTube gali. Tai va, ką jis dar turi, jau čia integruotą akceleratorių. Dabar taip, yra lygiai 5, bet gali nusistatyti ir 3. Nes čia prisijungia per programėlę, per Bluetooth'ą, žodžiu, susireguliuoja. Logiškai, jeigu yra 5, gali nusistatyti ir 3, ir 4. Ne, turime, kad persidaryti, kad tik 3 būtų greičiai. Ne, tam per programėlę, programuotis kažkur mačiau, ten video rodė, kur normaliai daro apžvalgą, kad gali padaryti 3, kur įsigilinė yra į prekę. Tai va, šiaip yra 5 čia lygiai, gazuojat, nevažiuoja. Turit pamint, man rodos, arba ten po to. Arba turit pradžiai susiprogramuoti, kad veiktų. Tai rodėk jau dabar, ką dabar čia? Aš nepamenu, kaip tam programuojas. Nors gal 5 lygių užsistatyti. Būtų įdomiausia, kaip tu dabar per kamerą paskambini, kaip klausti. Kaip iš čia naudoja? Kaip čia nereikėjo atsiprogramuoti, kai važiuot. Na gerai, pabandom dar. O, matot? Sakiau, ką veikia. 35. Gerai, pabandom pasimažinti. Vienu žodžiu, reikia arba persistatyti, o jeigu nieką nepasistatysit, tiesiog susirinksit kaip mes, tai tik ant 5 lygio galėsit gazuoti. Visi kiti lygiai yra tiesiog, kad jums kaiminsit, padės jisai tą ratą suks biškį. Tai biškį paminat ir priklausomai nuo lygio jums taip ir padės. Kuo aukštesnis lygis, tuo labiau padės. Tada ką dar turi? Turi odometrą, turi kelionę, kokią dabar nuvažiavo, turi vidutinį greitį, rodo bateriją, kiek liko ir kas minusą paspaudys, pats važiuos. Ai va. Turi tą vėl stumimo funkciją. Jeigu į kalną reiktų įsistumti, dar kažkur, kur sunku įstumti, va, paspaudžiat minusą, palaikot ir jisai pats stumia. Turi priekį žibintą, jisai su pliusiuku palaikius įsijungia, atsijungia. Gale turi žibintą, kuris neįsijungia nei nuo pliusą, nei nuo minusą. Čia įsikišat batarkės, apačioj tam paspaudžiat, kažkur turėtų būti paspaudimas. Čia da gal tas neaktyvuotis. Va, veikia. Matėt? Aba, matėm. Jeigu palaikot, nieko neatsitinka, tik paspaudus įsijungia, atsijungia. Viskas, padarėm apžvalgą. Ką dar turi, skambutį aišku turi ir turi Shimano 7 bėgius. Kam jums elektriniam dviračiui yra tokie padaryti bėgiai kaip normaliam dviračiui, tam, kad kai baterija įsikraus, galėtumėte važiuoti kaip su normaliu dviračiu. Šiaip nebūtinai baterija turi įsikrauti. Aš, pavyzdžiui, šiaip važiuoju, jeigu su elektrinius, pamenu, kol turiu jėgų. O tai kam tas elektrinis? Kai nebeturi jėgų. Nu jo. Arba, pavyzdžiui, labai geras dalykas, dėl ko aš pirkčiau elektrinį, jeigu turėčiau tiek daug pinigų, tai kad, pavyzdžiui, kalną. Aš gyvenu kalnuotoje vietoviai. Tu visada į kalną mini. Jo, visada mini kalną. Nes nuo kalno nusileis paprastai yra, bet po to, kai kalną reikia minti, elektrinės, būtų gerai, kad man biškai padėtų, pastumtų mane iš galo. Šiaip labai neįtikimai kažkaip čia pasakai. Nei tu mini tą kalną, pasakai. Taip, aš, pavyzdžiui, turiu dviratį porą kartų per metus. Tai būtų gerai, kad padėtų tą porą kartų per metus. Visi kalną.
Gerai, supratau. Tai va, turi 7 bėgių Shimano čia yra paprastas turnyvos perjungęs, kam jau mandresnis, jeigu jūs vis tiek daugiausia važiuosit elektrą ir naudosit jį kaip elektrinį dviratį. Tu pasakyk, kad labai gerai Palangoje su tokiais ratais. Jo, Palangoje labai gerai prie jūros su tokiais ratais, jeigu nusivešit. Aišku, nusivešit sudėtinga, nes kaip matėt, visai nemažas. Bet kokią mašiną įdėsi. Keleivį atsisakai vienai. Į galą gali mesti vietą keleivį arba į bagažinę. Jeigu be daiktų važiuojat, tai tikrai manoma su šitokiu. Važiuojat prie jūros, pasivažinėt per smėlį, kadangi elektrinis ir galingas 500, tai drąsiai galėsit lėkti. Tai visgi, kokia nuomonė tavo apie šį dviratį? Puikus dviratis. Tiek suaugusiam, tiek paaugliam, tiek senioram prie jūros, mieste arba į sodą. Su puikus pasirinkimas. Ir šitą dviratį jūs galite rasti ne bet kur, o mankis.lt arba pas mus fizinėse parduotuvėse Vilniuje ir Kaune. Lauksime atvykstant. Paminėk, kad niekur kitur šiaip nėra. Niekur kitur tokių dviračių nerasit. O jeigu randat, reiškia, kad aferistai. Padėlkas. Taip. Galimai pridėk, nes pasadint. Galimai. Gerai, ačiū.